Ką, sveiki visi, šiandien su jumis sveikinasi šmacheris. Žodžiu, šiandien į paštą įkrito šakės, kurias perstatė bičiukas toks. Ką pasidirbau, tai susitvarkiau šitą paaukštinimą, užsidėjau. Kaulus pasitrumpinau pats, su bulgarkė žodžiu nupjau, nes tie stokiniai buvo per ilgi, ta prasme. Tai atsimatavau viską, pats nuspėjau kaulus, prisiveržiau. Dabar stoviu aukštai, taip kaip ir norėjau. Ką dar pasidariau, tai padangas nusidažiau, pieštuku ar pen priekinė irgi. Ką dar pasidariau, tai karbą susitvarkiau. Tai čia žodžiu reikės dar pasikeisti kranelį, nes PVK karbas yra be vakuumo, o stokinis sendos tas kranelis yra su vakuumu. Tai reikės įsidėti su tuo įjungiamu, išjungiamu. Bet dabar galim užkurt. Galiu parodyti, kaip sendutė dirba. Biškį pridūmijo, visai neblogai, nes gali būti, kad biškį per riebus mišinys, bet ir gali būti dėl to, nes dabar šaltas buvo. Tai va, žodžiu, PVK karbą irgi užsidėjau, reikės dabar tik kranelį pasikeisti. Tarpinį įsidėjau bakelio, tada, pasiaukštinau, aprodžiau viską, ką pasidirbau. Šiandien eisim pasiimt šakių, biškį sendutę užkūrėm, net ir saulę sugalvoju išlyst. Šiaip žiauriai, chujovi orai, nemeluosiu. Šiandien jau 3 diena kaip lyja. Tai va, žodžiu, dabar lekiam šakių pasiimti iš paštomato. Iš galo Norvegijoje lekia. Tai karočią, čia va Instagramas galite pafollowinti kibiriuko ownerio. Tai jau dabar žodžiu iki pašto, pasimsim šakės ir grįžim. Nu, dabar žodžiu lekiam į rajoną, kadangi senda nevažiuoju į Kibirę. Ten turime serą priekį, du eksamai, važiuojam pažiūrėti, kas gero.
Money Productions.